Šiandienos organizacijose pokyčiai tapo kone kasdienybė, o inovacijų, ypač dirbtinio intelekto įrankių diegimas tiesiog būtinybė. Vis dėlto nemažai žmonių pasąmoningai priešinasi bet kokioms naujovėms. Beveik prieš 10 metų tarptautinė vadybos konsultacijų kompanija McKinsey & Co. Atliko iki šiol plačiai cituojamą tyrimą, kuris rodo, kad net 70% pokyčių programų nepasiekia norimo rezultato. Priežastis - darbuotojai priešinasi, o vadovai neparodo tam tinkamo palaikymo. Tad šiandien toliau kalbėsimės apie psichodinaminius reiškinius versle ir į pokyčių valdymą pažvelgsime iš šios perspektyvos. O mano pašnekovė Milda Autukaitė, organizacijų vystymo ir lyderystės konsultantė, Tavistock Institute of Human Relation ekspertė bei viena iš Lietuvos grupių santykių draugijos steigėjų. Labas, Milda. Labas, Rasa, ir sveiki visi. Jo. Ačiū, kad atėjai į laidą. Ačiū, kad Man pakvietei. labai smagu, kad tu dabar gyveni tarp Lietuvos ir Londono ir į psichodinaminius reiškinius mūsų organizacijose gali matyti, kaip vyksta ten, kaip vyksta čia. Ir pirmas klausimas, kodėl tu atsiradai tokiam kontekste? Tai čia yra dalis atsitiktinumo, dalis pastangos. Atsitiktinumo tai turbūt dalis yra tokia, kad aš esu baigus psichologiją, organizacinę psichologiją ir jau pradėjus dirbti su organizacijom ir organizacijose, labai knietėjo man tikrai taip vat pažiūrėti, o kas daugiau, o kas giliau. Ir taip aš susidūriau iš tikrųjų su psichodinaminiu požiūriu ir šiek tiek studijavau psichodinaminį grupinį darbą, bet tokiam klinikiniam kontekste. Tada, aišku, aš supratau, kad ne, vis tiek man organizacijos yra tikrai labai įdomu, bet tuo metu kažkaip nieko nebuvo Lietuvoj. Ir po truputį aš kažkaip atradau, kad tas požiūris tikrai užsienį labai plačiai taikomas ir dirbant su vadovais, organizacijom, grupėm. Ir aš tikrai įsimylėjau absoliučiai tą paradigmą, tą požiūrį. Tai va toks šiek tiek atsitiktinis, bet jau kai įsimylėjau, tai aš tos meilės nepaleidau tikrai. Tai tikrai jau čia gerų 12 metų, 13, nežinau. O kodėl tu tame matai perspektyvą? Kame yra skirtumas, jeigu mes imame pokyčių valdymą? Paprastai žiūrint į pokyčius ir žiūrint į pokyčius iš psichodinaminės perspektyvos. Aš kai tu to klausi, man, žinai, ateina toks gal per jausmą tokį. Aš galvoju, vat visi mes, taip ir į tave žiūriu ir kažkaip tai galvoju ir klausytojus gal kviečiu pagalvoti, tikrai esam dalyvavę kokiuose nors pokyčiuose arba dirbę organizacijose, kurios gal nėra tobulos, gal neturi kažkokių tai tobulų procesų, bet yra gera. Ane, yra kažkoks ryšys, yra gera. Būti tiesiog. Jo, ir tu nori daryti, ir tokia energija, bet ten ir gali pasipykti, bet toks kažkaip tai yra gera. Ir tikrai, man atrodo, mes visi esam patyrę situacijų, kai yra prastai, suprantam, kad yra prastai, nesuprantam gerai kodėl, nes lyg ir visi stengiasi, lyg kažką ir daro, lyg nieks nieko nesako. Tai man atrodo, čia labai dalis atsakymo didelė glūdi tame, kad mes visi turim patirties, kad emocinė ta dalis arba kažkokia giluminė dalis egzistuoja. Ir man atrodo, šis požiūris yra labai prasmingas ir gilus ta prasme, kad jisai leidžia mums suprasti, o kas yra nematomos dalis, kurios tikrai mums trukdo dirbti. Iš tikrųjų, trukdo dirbti. Man dabar kyla klausimas, ar galėtume pabandyti palyginti? Aš išgirdau, kad psichodinamika pokyčiuose tai yra integravimas tos nematomos emocijos dalies, kad kažkas tai yra ne taip ir mes neapsimetam, kad viskas gerai. Kaip atrodo pokyčių valdymas, kaip mes žiūrim įprastai be emocinės dalies ir kaip atrodo pokyčių valdymas, kaip mes integruojame psichodinaminius procesus? Tai turbūt dėja, daugiausia mes žinom, kaip atrodo neintegruojant, ne? Tai yra, kai mes labai gerai įsivardinam kažkokią tai užduotį, kur mes norim padaryti. Ir, pavyzdžiui, mes čia su tavim ir plepėjom truputėlį prieš laidą, ar ne? Tarkim, pavyzdžiui,
galvokime, kad yra koks nors apskaitos padalinys ir staiga žmonės ten dirbo su ta apskaitos sistema 10 metų ir staiga sugalvojame mes, kur gal racionaliai, protingai sugalvojame, kad suinvestuosime į naują sistemą, nes taip žmonėms bus geriau. Ar ne? Arba įdėgiam kažkokį tai elementą iš dirbtino intelekto įrankį. Taip, oi, nu jo. Bet tada jau įsileidom kažkokį baubą, ne? Tai čia dar. Jo, tai turbūt toksai, galvoju, paprastasis būdas, tai būtų ateiti, nu čia gal dar net sofistikuotas, nes tokį dariau mes jau turim per 10 paskutinių metų pamokymų, kad reikia daug komunikuoti, ne? Tai tarkim tikrai ateinam, iškomunikuojam žmonėms, štai toks sprendimas yra, ar ne, dabar įdieksim, viskas bus gerai, pasakom, ne, nepergyvenkit, viskas bus gerai, gaunate žmonės Excelį, kokį nors planą, dar jeigu, aišku, gerai jie valdomi tą techninę prasme, tai tokį detalų planą, ir tada yra viskas įgyvendinama, ne, ir va čia, kur tu citavai, ar ne, kad tikrai daug tų pokyčių kažkaip tai nepasiekia norimo rezultato, bet turbūt tada, ką čia noriu pasakyti, kad tai yra darbo būdas, kuris yra labai tiksliai suplanuotas į priekį, bet jisai visiškai neintegruoja socialinio proceso ir kas vyksta su tais žmonėmis. Ar ne? Ir mes nesidomim, gal ten paklausiam, jeigu sako blogai, tai sakom, nieko tokio, priprasi, ar ne, ten išmoksi, nu kažkaip, vat, ir taip stumiam, ir kartais taip prasistumia, kartais ne. Tai čia turbūt toksai tas techninis. O kaip mes galvotumėm, nu, vat, kas tada būtų prasminga, ir aš nežinau, kaip tu rasi, tu irgi labai daug tikrai matai ir tų organizacijų, tai mane tikrai, nuoširdžiai turiu prisipažinti, nevilti varo, kai vadovai sako, kad, pavyzdžiui, kalbėtis apie tai, ką mes čia dabar darysim ir kaip mes apie tai jaučiamės, yra neefektyvus darbo laiko švaistymas, ar ne? Tai, man atrodo, apie tai nekalbėti. Tai yra, nu, tiesiog neefektyvumo viršūnę galima pasiekti tokiu būdu, ar ne? Tai turbūt, vat, galvojant, kaip dirbti per tokį, nu, vat, integruojant tą psichodinaminę paradigmą, tai yra visų pirma padaryti žmonėm erdvės, kur jie galėtų išbūti. Ta prasme, su tuo, kaip jie jaučiasi. Ir čia nereiškia, kad neturim tų... Ką reiškia išbūti? Išbūti tai yra, kad mes sakom, kad tikrai jausmų gali kilti labai įvairių, ane, gali kilti nerimas, kažkoks tai liūdesys, gal baimė, ar ne, pasipriešinimas, ten, vat, kas irgi gali reikštis įvairiais jausmais, ar ne, ir tada reikia tiesiog erdvės, kur žmonės galėtų bent jau dalintis, ar ne, saugiai dalintis, jie galėtų būti išgirsti, jie galėtų pasakyti, kaip jie jaučiasi, jie galėtų padėti vieni kitiem, paprašyti pagalbos, ar ne, kažką gal perplanuot, kažkuo tai dar geriau pasirūpint. Tai reiškia, kad mes šalia to Excelio turim pagalvoti ir tai, o kokias mes padarysim erdves, kur žmonės vienaip ar kitaip galės tikrai, vat, nu, kažkaip tai dirbti su tais jausmais, nu, vat, kurie kyla tame procese. Aš dabar savo tyliai šypsausi, žinai, man dabar kokia netikėta atėjo mintis. Iš principo, kaip mes neintegruojam emocinės dalies, mes neturim galimybės pasitikrinti, ar iš principo tas pokytis, planuojamas pokytis nėra atitrūkęs nuo realybės. Nes dažnaigi žmonės reaguodami gali būti tie jausmai pseudo, kurie kyla ten iš mūsų vaikystės baimių ir taip toliau, bet gali būti ir emocijos, kad žmogus jaučia, kad čia, nu, yra ne tai, kad iš tikrųjų tai yra atitrūkimas nuo realybės. Ir man, vat, Tamilo kilo mintis, į kurią šypsostis pradėjau, tai čia yra panašiai kaip su dirbtinu intelektu. Jeigu tu viską darai ir nepasitikrini, ar tai nėra atitrūkę nuo realybės, tu greit padarysi, suinvestuosi, bet rezultatą išmesi šiukšlių dėžę. Tai mano manymu, va, tas pokyčio, ką tu pasakoji dalyje, integravimas, vat, žmonių jausminę dalį, tai yra savotiškai integravimas pasitikrinimo, ar mes teisingai judam. Taip, ir žinai, o jeigu, ir vat, aš irgi nežinau, ar tu dažnai tą girdė, aš, pavyzdžiui, dažnai girdžiu, kad sako, o tai jeigu išgirsim, kad jiem nepatinka, tai ką darysim?
tai čia net nėra apie tai, kad tada reikia nedaryti, ane, bet tada kažkuria prasme mes tikrinamės realybę, kur yra tie mūsų žmonės, ar ne, nu, vat, ko reikia, vat, kokios dar pagalbos, kaip mums juos kažkaip prisikviesti gerąją prasme. Tai čia realybę tikrinamės per visus tikrai kampus. Man tik tai gal dar prie ko norėtųsi grįžti, ką tu sakai, pseudo jausmai. Tai jausmai niekada nepseudo. Nu, žinai, kurie kyla darbe, jie gali būti atsinešti tikrai iš kažkur tai. Ir pavyzdžiui, aš gal mes čia gyvenantis Lietuvoje tikrai turim tokių, kad, nežinau, mes nelabai turbūt tikim gal, kad kas nors mums padėjęs. Aš nežinau, aš, pavyzdžiui, tikrai turiu patirtį iš mokyklos, kad, nugi, tikrindavo visada, ne? Tikrindavo, tu turėjai mokytis, visada gerai elgtis, toksai. Tai mes tikrai tokių dalykų į darbą atsinešam. Ir tai, kaip mes reaguojam ten į komandos narius, į pokyčius, į vadovus. Ir tie jausmai yra labai tikri. Ar jie padeda tai užduočiai, žinai, ką mes jau ten turim darbę daryti, gali labai nepadėti. Ar ne? Sakydama pseudo, aš turiu mintyje tos antrinės emocijos, kurios ne visada būna susietos su ta realybė ir reakcija. Tai, bet man dar vienas atėjo mintis, jeigu mes nereaguojam, ką žmonės kalba, dažnai pokytis neįvyksta ir mes tada girdime frazę. Ašgi žinojau, kad tai neįvyks. Tai reiškia, žmogus tyliai sabotavo tą pokytį ir mes neįsiklausydami, ką jie mąsto, ką jie galvoja, kaip mes jaučiam, tai mes neidentifikuojam tos žmonės, kurie sabotuoja pokytį. Taip, ir sabotuoti galima, bet jeigu taip grįžtant ar ne prie to psichodinaminio požiūrio, tai tikrai galima ir tyčia, ir netyčia. Ane, tai netyčia turbūt mes galim galvoti, kad tikrai yra dalykų, kur mes ir patys nesuvokim. Aš galvoju, turbūt tikrai, vat ir klausytojai, ir tu, nežinau, Rasa, ar vat esi mačius tokių pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, organizacijos yra apsėstos kokios nors biurokratijos. Taip. Tas realiai apsėstos yra, kur ten dalykai beveik nevyksta, bet tikrai yra nuostabus procesai, puikus aprašymai, prie tvarkų visi sėdi. Tai tam tikrą prasme tai yra sabotavimas, bet aišku, tu paklausus žmonių, jie nuoširdžiai dirba, jie įdeda gyvenimą, ten savo laiką, pastangas savo, ar ne? Tai gali būti ir tokių kultūrų, kurios susiformuoja taip, kad sabotuotų iš tikrųjų tą tikrąją užduotį, kokią turi atlikti organizacija, bet tai irgi neatsitinka šiaip savo. Ar ne? Tai gali būti susijęs su kažkokiu tai sunkumu, nerimu, įtampa, ar ne, nu, vat kažkokiais dalykais, kodėl ta organizacija, kaip ir atskiri žmonės arba atskiros grupės, pradeda elgtis vienaip ar kitaip. Taip. Dabar man kyla klausimas, kaip tau atrodo, iš kur tie pasipriešinimai kyla? Sau aš esu atradusi tokius turbūt 4-5 pasipriešinimo tipus. Tai vienas yra racionalus pasipriešinimas, kai tai, ką mums siūlo, netitinka su mūsų pasaulio matymu. Kitas pasipriešinimas yra va tas toks ateinantis iš vaikystės patirčių, mokyklų ir iš kitur, jis yra suvoktas, nesuvoktas. Trečias toks tipažas yra, kaip aš priešinuosi tiesiog lyderiui, kaip autoritetui. Čia, mano manimu, labai su to dirba ir psichodinaminis visas konsultavimas, kaip mes perkėlėm į autoritetą savo, kaip projekciją savo tėtį ir mamą. Nu ir be abejo yra labai stiprus pasipriešinimai, kaip organizaciniai visi kultūriniai paternai. Kaip tu iš savo patirties matai, kaip kyla tie pasipriešinimai, kaip jie randasi? Man atrodo, čia vat, ką tu dar sakai, tai ir čia turbūt vat, yra labai mūsų tokiai vadybiniai jau kalboj, pasipriešinimas iš vis yra blogis. Ne? Nu, vat, aš taip kaip girdžiu, pasipriešinimas yra blogis. Ir vat net ką tu įvardinai kaip pirmą tą tipą berods, ar ne? Nu, vat, tai toks racionalus. Tai man atrodo, kad šiaip atviros organizacijos turėtų tik sveikinti tokius žmonės, kurie drįsta argumentuotai ir tinkamai pasakyti, kodėl jiem vieni ar kiti dalykai nepatinka arba jie kažkuo abejoja. Nes čia, kaip ir sakei, ane, tikrai gali būti kažkokių tai labai svarbių situacijų, kurios kritiškos yra verslui ir tikrai mes, pavyzdžiui, galim prisiminti kokių porą paskutinių skandalų, tai jie, man atrodo, labai dažnai būna organizacijos susisiję tokie su nekalbėjimu.
ane, kad visi mato, nieks nesako, visi galvoja, kad kitas turi pasakyti, ar ne. Bet toks, aš galvoju, nuomonės pasakymas, turbūt va tokioj, nu, va, psichodinaminiai, sisteminiai paradigmai, jisai nebūtų vadinamas pasipriešinimu. Jisai būtų kažkoks nesutikimas, pozicijos išsakymas, kas labai yra sveikintinas dalykas. Bet pasipriešinimas tai yra iš tikrųjų reakcija į pokytį, ane, nu, va, tik kažkokį tai pokytį. Ir jisai šiaip, mes visi priešinamės ir mes visi turim gynybinių mechanizmų, kuriuos naudojam, net nes pasipriešinimas pasireiškia per gynybinius mechanizmus. Tai man labai dar norėtųsi, va taip šitoje vietoje kažkaip pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra labai labai sveika. Nes jeigu mes neturėtumėm pasipriešinimo, mes neturėtumėm nei savo identiteto, nei kažkokios vertybinės sistemos, nei mes gebėtumėm atsirinkti, kas mums svarbu, kas nesvarbu, ar ne, nes tai tikrai labai stipriai formuoja, kas mes esam. Bet kartais, aišku, gali būti darbe tokių situacijų, kai pasipriešinimas jau pradeda trukdyti ir tada reikia atpažinti ir suprasti, ar ne? Tai va, to kodėl taip yra? Nu, va, žinai, o kaip gali būti kitaip? O kaip mes galim kažkaip pabandyti paeksperimentuoti, kad tu galėtum kitaip elgtis, ar ne? Tai, bet šiaip taip jau pagal tą klasikinę teoriją, tai pasipriešinimas yra tokia reakcija į kylantį nerimą arba potencialų vidinį konfliktą. Ar ne? Tai vat, grįžtant prie tų mūsų apskaitininkių, Taip. tai tikrai aš galiu, pavyzdžiui, labai labai bijoti naujų sistemų. Aš nežinau, ar aš būsiu sėkmingas specialistas su ta nauja sistema. Tai čia yra normalu, kad aš nerimauju. Bet tada reakcijų gali būti skirtingų. Vienos gali susirgti, kiti gali ar ne ten tiesiog piktybiškai nesimokyti, kaip tu sakai, nes yra tiesiog lengviau pasakyti, kad aš neišmoksiu, negu kažkaip susidurti su tais sunkumais. Tai tikrai va čia ir prasideda niuansai. Ane? Man dabar ateina labai graži mintis, kad nu, yra toks sąsajas su paauglystė. Čia, žinai, psichologai žino, jeigu paaugliai nesipriešina tėvams, su jais jau yra labai blogai. Ne? Ta prasme, jie net nebeturi savo tapatybės, nebejaučia savo ribų. Tai jeigu organizacijų vyksta pokytis ir nėra jokio pasipriešinimo, tai turbūt greičiausia arba to pokyčio nevyksta, arba tas pokytis jis neveda niekur. Arba jo nesimato. Arba jo nesimato, arba žmonės tyli ir tada tie visi pasipriešinimai po to sprogs kaip nežinau, išsilies visiškai netikėtų metu, tai čia yra natūralu, kad kyla pasipriešinimas. Ir antra, ką aš girdžiu, pasipriešinimas tai yra toks naujos proporcijos, naujos vietos susiderinimas. Taip. Ir tai yra labai svarbus procesas, kad jį nustatyti ir derintis, kaip toj vietoj gimsta nauja organizacijos tapatybė, nauja tavo tapatybė tame projekte, toje organizacijoje. Taip. Ar tavo vidinis savęs paveikslas kažkoks tai kaip eksperto, specialisto, arba pagaliau ten, jeigu keičiasi procesai, tai čia ne tik yra apie procesus, bet ir apie ryšius tarp žmonių, ar ne, apie kažkokius sprendimo priėmimus. Aš pagalvoju, aš tikrai, kadangi esu dirbus, ar ne, banke, aš atsimenu labai ryškiai, pavyzdžiui, vieną įdomų momentą, kai dar visi turbūt atsimena, kai būdavo grynų pinigų labai daug, ane? Nu, va, tikrai. Ir tikrai darbas, pavyzdžiui, su grynais pinigais yra labai stipriai įtampa keliantis darbas. Bet kai pradėjo jo nelikti, tai ta įtampa tikrai nemažėja, nes tada turi daryti kitus dalykus. Ir vat, čia tokie atrodo gal paradoksaliai ir vat, taip, žinai, iš vadybinio požiūrio, taigi darom į gerą, kas yra, ane? Bet tu supranti, kad tai yra kažkoks kokybinis pasikeitimas tam žmogui ir labai reikia tą gerbti, bet aišku, nebūtinai reikia pokyčių nedaryti. Aš manau, pokyčiai labai svarbus ir čia tik tai tikrai reikia mum organizacijose juos, žinai, diegti, daryti, efektyvinti, ieškoti sprendimų. Mūsų laida jau artėja prie pabaigos ir tave noriu pakviesti pasakyti, turbūt nežinau, žingsnius, patarimus, tai kaip tinkamai valdyti požiūrius iš psichodinaminės perspektyvos. Pokyčius ar požiūrius? Pokyčius, jo. Tai man atrodo yra keli, žinai, receptus visi mėgsta. Dabar receptai. Aš irgi juos šiaip mėgstu, bet jie sudėtingi. Tai bet labai trumpai gal pavadinimus pasakant receptų. Tai man atrodo yra labai svarbu suprasti
kas atsakingas už pokyčius ir kas jiem vadovauja, bet tai nebūtinai reiškia, kad tai turi būti vienas žmogus. Tai gali būti žmogus ir kažkoks labai aiškus procesas, ar kažkokios procedūros, ar komitetai, bet struktūra yra labai svarbi, nes jinai paprastai tikrai labai padeda mažinti nerimą. Tai čia yra vienas receptas, struktūra ir tokia aiškumas, kaip jie yra valdomi. Antras yra, ką mes taip turbūt ir labai čia pavartėm ar ne ir patyrinėjom, tai yra apie tai, kad visada, kai kažką darome, tai galvokime, kad yra kažkokia techninė užduotis, ką mes ten turim įdiegti, padaryti, pakeisti ir yra tikrai emocinė, socialinė užduotis. Ir mes turim daryti 2 procesus, kurie eina šalia vienas kito. Tai yra suprasti ir kaip mes įdiegsim tą sistemą ir suprasti ar ne, o kaip mes palydėsim tos žmonės ar ne ir vat kažkaip tai jiem padėsim su to pokyčiu išbūti. Ir vat išbūti, man atrodo, yra teisingas žodis, nes tai nereiškia, kad turim nedaryti, tai nereiškia, kad turim keisti, tai nereiškia, kad mes turim juos ten kažkaip įkvėpti ir padaryti, kad gerai žmonės jaustųsi, žmonės gali jaustis visaip ir turbūt paslaptis čia yra nebijoti su to susidurti. Ar ne, bet ir tada, man atrodo, labai toks atvirumo skatinimas, nes jeigu iš vis yra tokia atvirumu grįsta kultūra, kur žmonės rūpinasi vieni kitais ir taip, kaip jie jaučiasi ir savim, tai gal kartais net gali ir truputį, žinai, kažkokius tai padaryti shortcutus procesuose, bet yra tokia palaikanti struktūra, tai man atrodo, va čia yra labai svarbu. Tai ačiū labai, Milda, už pokalbį.